Sveiki, tai dar vienas reportažas Bushcraft LT puslapį. Šiandien darysime taip vadinamą suanglėjusią medvilnę. Angliškai tai vadinasi charcloth. Suanglėjusi medvilnė pagauna žiežirbą iš pirmo karto ir labai gerai galima įpūsti su ją ugnį. Mums reikės medvilnės. Šią medvilnę aš paėmiau iš senos staltiesėlės, virtuvinio rankšluostuko. Toliau reikės metalinės dėžutės. Kaip matote, čia dėžutė panaudojama bus nuo saldainių. Ten yra tų saldainių, mes tų saldainių pasidedam į kišenę. Sekantis dalykas, ką mums reikia padaryti su skardinė. Pradurti centre dangtelio mažą skylutę. Pradūrime skylutę, tuomet sudėkime gražiai medvilnės skutelius. Sandariai uždengiam ir įdedam ant žaryje. Mums reikia stebėti. Kaip matome, pradėjo rūkti dūmai per mūsų išdurtą skylutę. Mes turime atidžiai laukti to momento, kai dūmai nustos rūkti ir tuomet ištraukti. Negalima per daug, nes taps medvilnėm trapi. Štai matome, dūmai nustojo rūkti. Pat momentas ištraukti. Palaukime, kol atvės ir atidarysime. Taigi, ištraukėme mūsų skardinę su suanglėjusia medvilne jau iš laužo. Atidarome, pažiūrėsime, kas bus. Taigi, kaip matote, gavome štai vat tokių skutelių suanglėjusios medvilnės. Pabandome vieną iš jų uždegti. Kaip matote, labai gerai smilksta. Taip pat, esant saulei su padidinimo stiklu, šitą suanglėjusią medvilnę galime labai greitai puikiai uždegti. Matote, jau dega.